senlietuvius, naujalietuvius. Ir Alfredai, dabar tu buvai tas, kuris netaip seniai bandė kažkaip tai nuimti nuo Lenkų kaltę dėl Vilniaus pagrobimo ir pasakė, kad čia buvo pilietinis karas tarp senlietuvių ir naujalietuvių. Ar dabar tu šitos tezės laikaisi ir tu dabar mums visiems išaiškini, kodėl tu taip šneki? Aš galiu toliau temti, kad jeigu pritariu Tomui Venclovai, kad jis yra senlietuvis, aš pasakyčiau, kad jis yra žemaitis. Senas žemaitis. Dar prieš 4 metus negalėjau patikėti, ten matau žemaičių draugijos vadą, kad žemaičiai prisiimtų jau Pilsudskį ir laikytų šį renginį kaip žemaitišką. Tada, kokiais 2006 metais, tas žemaitiškumo tezė, ji buvo tarsi siekianti pralaužti lietuvio smegenis, nes lietuvis pradės galvoti, blogas, bet gal savas. Tas tokio kažkokio keisto mąstysenos lietuvius yra. Vis dėlto savas, aš pradėjau rodyti šitai man, kad aš pradėjau kalbėti, ne aš sugalvojau, o šviesios atminties Vilniaus žurnalistas Ježis Urvila, kuris parašė knygą, galima sakyti, šledami maršalkų. Ir ten aiškiai buvo pavadinti, ir šiaip visiems viskas buvo aišku. Pilsudskis yra nuo Pilsudo, nuo Tauragės Šilalės. Bilevičiai yra nuo Biliūnų, šalia Raseinių. Kad Pilsudskio mama Butlerytė yra nuo Pajieslio, irgi istorinė Žemaitija, nuo Kėdainių į vakarus, kokias 30 kilometrų. Gal tik tai mamos, Marijos Bilevičiūtės mama, Malakovskytė jau yra iš Aukštaitijos, nuo Sugintų ir Zalvo. Tai štai 3 seneliai iš žemaičių, tai faktas kaip lygiai. Nors atrodė, kad tai kažkokie tie faktai lyg ir žinomi. Ir tas kažkodėl man atrodo, kad šitas daiktas pradėjo veikti. Kažkokiu būdu nešnekant nei apie Vilnių, nei apie Pilsudskio nuopelnus, kitus Lenkijai. Mūsiškis. Tada aš įtikinau tuo pagrindu savo klasioką nupirkti brėdinius. Narotavičių, Gabrieliaus ir Stanislovo. Taip atsirado Gabrieliaus Stanislovo tema. Ir šiais metais nacionalinė ekspedicija pirmąsyk parodysim Gabrieliaus Narotavičiaus vilą Blazėnus. Dabar einam dar toliau Gabrielius ir Stanislavas nežydiš brėdinių, kurių niekas nežino. Yra toks kaimelis šalia Risėje. Yra Telšiškiai. Telšių katedroje yra jų krikšto dokumentai, tiesiog, aš jau nevažiavau Nerisėjus krikštytis, kur šalia brėdinių, Telšiai. Ir Telšiškiai dabar jau visai to jau pat bus, kad turi ne vieną prezidentą, kurio savo klasioką nepaneisi, bet turim dar prezidentų. Ir apskritai, tai reiškia, kokią šalį sukūrė žemaičiai, dar kitą, net lietuviai. Geriausiu atveju tapo Mockus, Bostono, Bogotos meras. O kad sukurt valstybę, lietuviai kokią dar gali? Tapt prezidentu. Tai čia prasidėjo šnekas. Atsirado kalba. Tai štai dėl to aš dabar nenorėčiau dabar toliau, čia vartaliotos temas. Jau toliau aš matau, kaip reiškia, kada mes žinom 20 metais, kad Želigovskis sako, atsitraukia, bet tiesa, čia ne dienoraštį pasako. Atsiminimus. Gavo neaišku, ar jis taip mąstė 20 metais. Bet čia vyksta Litvinų kova su žmudzinais. Kauno Lietuva yra žemaičiai. Tik tai, kad už litovcų Litvinų pusės stovi žemaitis. Ir dar kitaip suvedi su Maklinu visą reikalą. Štai, tai va toks ir tas pilietinis karas. Dėl to aš noriu sakyti, kad mes svarbiausia atradom tam tikrus šansus, kad mes galim pradėti šnekėti. Tai yra mūsų visuomenės, bendros visuomenės. Ir vakar puikiai Rimas Tugnys parodė, Nikolą Lioberį mylim, net universitetą pavadinom, Vrublevskius mylim, o kad jų tikslas buvo toks pat kaip Pilsudskis. Iš principo, atkurt Dviejų tautų respublikos idėją, matant abu iššūkius, tiek iš Rusijos, tiek iš Vokietijos, tai štai jau atsiveria, tai mums reikės apsispręsti. Ar toliau naudotis lietuvišką logiką? Mes už ir netgi prieš, čia yra taip Baltarusiai juoktis iš savo logikos. Tai
Tai jeigu mes mylim Riomerį, tai galbūt turim kitaip žiūrėti ir Pilsudskį. Ir atvirkščiai. Jie yra to paties plauko žmonės mėgėjai. Štai kodėl 27 metais Lietuvos slaptoji policija pradėjo skaičiuoti. O kodėl tiek daug Žemaitijos vaikinų ėjo su Šalikovskiu? Kaip taip gali būti? Tai aš tai nenoriu pasakyti, tai buvo ne šimtai, Šarūno Liekio manymu tai buvo tūkstančiai. Tai čia mums įvelia daugybė reikalų naujų, kuriuos mes turėsim prisiminti. Ir prisiminti, kad Pilsudskis atrodo geriau mokėjo žemaitiškai negu lietuvių kalbos ar zanavykų kalbos diktatūrinė komisija. Jis sakė, šilalė tai yra ne kaip nors kitaip, o porki. Tai reiškia šilalė. Tai reiškia, jeigu lietuvinam šilalės, turėtų būti šilelė. O turim sulietuvintą šilalę. Čia vėl žemaitijai pagalvojame. Tai štai Pilsudskis. Kol kas tiek. Žinot, kai mes tarpusavy diskutuojame, visą laiką būna koks nors provokatorius, bet tą provokatorių visą laiką atsiranda kas sodina. Tuose visuose debatuose apie senį naujalį susidūrimus. Tai toks Rimantas Viknys sakė savo nuomonę. Tai pirmiausia, ar Pilsudskis buvo tas senlietuvis, ar ne senlietuvis, ir kada šitie dalykai visą laiką pasibaigė, ir kaip tu žiūrėtum į tą konfliktą dėl Vilniaus, kaip žiūrėtum apie tą žemaičių ir lietuvių konfliktą, už kur pusėje buvo, kaip dabar pasakė, ir Pilsudskis. Taip, Alfredas čia nuvedė jau toliau nuo tos diskusijos, kuri mūsų prasidėjo 2 metus, o po to jį tęsiasi jau nebe tarp manęs ir Alfredo, o tarp Dariaus Staliūno ir Alfredo. Nes reta atsitinka Lietuvos istoriografijos diskurse, kai iš tikrųjų kažkas užsikabina ir bando kalbėti. Ir aš manau, kad čia turi labai gerą pavyzdį. Ir aš išsakęs labai trumpai savo nuomonę dėl senlietuvių tam kontekste, kuriame šios konferencijos kontekste, aš paprašysiu Dariaus, kad jisai aiškiau ir aiškiau pasakytų savo paskutinį žodį, kurį jis suformulavo atsakymę Alfredui. Bet vienas yra dalykas akivaizdu, kai klausima taip, tai Vidai jau šitas atsakymas jau yra ir atsakymą davė profesorius Valėna. Kai jis pasakė taip, iš tikrųjų senlietuvių niekada nesu užtikęs, kad Pilsudskis tave taip pavadino. Kitas dalykas, senlietuviais tuo metu, kai Pilsudskis bandė spręsti Lietuvos ir Lenkijos kažkokį variantą bendro valstybingumo, iš tikrųjų buvo grupelė. Ir tą grupelę atrado Krzysztofas Bukovskis, kai jis savo veikalę skirtė kultūriniams santykiams ir po to konkrečiai kalba apie Lenkų situaciją Lietuvoje, naujoje Lietuvoje, modernioje. Jis įvardina, kad veikė būrelis 22-4 metais pavadinė senlietuvių vardu, bet labai trumpai. Ir jie suprato, kad to vardu net neverta vadinti. O vardas buvo taip. Skirtumas buvo taip. Istorinis lietuvis ir koronežas. Pilsudskis koronežas skyrė nuo istorinių lietuvių. Kaip ir skyrė Riomeris. Istorinių lietuvių po to Riomeris pavertė Lietuvos Lenkų. Jau kai atsirado Lenkija moderni, kai atsirado Lietuva, jisai atrado, kad galbūt galima būti Lietuvos Lenkų. Tai tada bus, reiškia, tas istorinis lietuvis. Kodėl? Todėl aš manau, kad mes nematom, ko čia pirmčiausiai istorikų ir Lietuvos istoriografijos data nematoma kaip tyrinėjimo objekto pirmčiausiai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lenkiškos kultūros savitumų, apie kurį pats Riomeris irgi yra pažymėjęs. Koronežų lenkiška kultūra tai nėra ta pati kaip LDK lenkiška kultūra. O baigiant aš noriu pasakyti, kad man labai keista, kad kuriamas mitas senlietuvių ir naujalietuvių. Čia yra mitas, yra naujas mitas, į kuris įvarys mus į vėl dar vieną nesupratimą ir, sakyčiau, nesupratimą, kuris trukdys Lenkų lietuvių santykių dialogą. O
iš tikrųjų buvo geras terminas, kuris labai tiko daugam, kuris padėjo identifikacijai, tai aišku, gal po to jisai virto per daug dažnai naudojamas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilietis. Tai čia iš tikrųjų tai apima tas pačias visas tos turinius, kurie priskiriami senlietuviams jūsų kalbą tariant. O LDK piliečių vadinosi ir amžinatilsį Ježa Giedroicas, nu tiesa buvo paskutinių vis laik, paskutinis. Milošas. Ir Milošas, ir čia netgi dabar gyvenančių Vilniuje, aš žinau ne vieną, kuris sako, esu LDK pilietis. Dariau, aš noriu pagalbos. Trumpai. Labą dieną, esu Darius Stalinas, kuris šiandien vieną kartą jau buvo paminėtas. Aš bandžiau išsiaiškinti, iš kur atsirado ta koncepcija apie tai, kad nebuvo Lenkų lietuvių konflikto, viskas sukosi apie senlietuvių ir jaunalietuvių susidūrimą ir iš tikrųjų paskaičiau Lenkų istoriografiją ir radau, kad mokslinio pagrindimo, kaip tas atsirado, nelabai yra. O esmė čia yra štai kokia. Iš tikrųjų, tapatybės kartais būna situacinės ir instrumentinės. Ir čia mes kaip tik turim tokį atvejį, kai lenkiškai kalbanti visuomenės dalis kartais, jeigu visai naudinga prisiminti tariamą, pusiau tariamą lietuviškumą. Taip atsitikdavo XIX amžiaus viduryje, kai lietuvių bajorai ginčydavosi su koroniažais. Tada jiems buvo patogu būti lietuviais, bet visose kitose situacijose jie be problemų buvo lenkais. Lygiai taip pat Ženikovskis, ką kolega Bumblauskas papasakojo, jam buvo naudinga, reiškia, pažeminti lietuvius ir pasakyti, kad jie yra ne lietuviai, o žemaičiai, o tikrieji lietuviai yra būtent Ženikovskio armija. Ir iš tikrųjų politinės tapatybės prasme, tai ką profesorius Subėja pasakė, tiek Pilsudskis, tiek Ženikovskis, tiek absoliuti dauguma lenkiškai kalbančios visuomenės buvo lenkai. Ir visa kita iš tikrųjų nėra labai moksliškai pagrįsta, o Riomerio tapatybė iš tikrųjų buvo kitokia. Ir čia Riomerio ir Pilsudskio nereikėtų sodinti vieną su kitu. Ačiū. Dabar galiu pasakyti, išduoti, kad šita pirma dalis buvo surežisuota, dabar prasideda čia visos taikos. Ir dabar aš norėčiau, žinot, jeigu mes ieškom tam tikro dialogo, tai visą laiką dialogas prasideda nuo to, kai viena pusė sako, žinot, ten tie, supraskit, ten tie mūsų didvyriai gal visiems yra kažką tai blogo padarė, jie visai buvo netokie geri, o kita pusė sako, ne, jūsų didvyriai buvo tikrai labai geri, jie labai faini, bet aš šitų dalykų nežinau. Mano provokacija dabar yra tokia. Profesoriu, aš paprašysiu čia visų kolegų iš Lenkijos pasisakyti. Kokie Pilsudskio bruožai, kokie jo veiksmai jums buvo nepriimtini? Kas buvo blogo Pilsudskio? Arba ką Pilsudskį išlėstų? Co Pilsudskį išlėstų? Pytanie rzeczywiście nadzwyczaj prowokacyjne i trudne, bo ja rozpoczynając pracę nad biografią Piłsudskiego robiłem to dlatego, że akceptowałem bohatera. Ja jednak piszę o kimś, kogo nie będę akceptował. Mimo, że trudno nie dostrzec zachowań, działań, które mogą powiedzmy budzić sprzeciw. Znaczy, co prawda nie jest to tak trudne pytanie, jak swego czasu zatem przez Ornowek Urzędowskiego pochwalił, ale podobnego ciężaru gatunkowego to jest. Otóż, proszę Państwa, no oczywiście, jeżeli patrzymy na całą drogę, którą Piłsudski przebył, jeżeli patrzymy na ten drogowskaz, którym była niepodległa Polska, najpierw po to, żeby ją budować, potem, żeby ją zachować, i to jest ta kwestia, która może budzić dyskusję, gdzie przecięły się drogi, gdzie te drogi zamiast iść razem znów się rozeszły. To dla mnie takim najbardziej dyskusyjnym momentem to są jednak lata 30. No,
ja traktuję Piłsudskiego rzeczywiście w tamtym okresie jako człowieka, który zdobył władzę siłą. Znaczy, mój pogląd na to, co się wydarzyło w maju, odbiega od historiografii i próbuje to pokazać, że to nie zupełnie tak miało wyglądać, jak się działo, ale jest faktem, że ten ład konstytucyjny Piłsudski wtedy złamał. Choć rozumiem intencje, rozumiem powody i przyglądając się w latach 90., początkom polskiego parlamentu, coraz lepiej rozumiałem, dlaczego marszałek nie lubił demokracji. Choć może na tej zasadzie. Natomiast były elementy, z którymi się trudno jest pogodzić. Tym elementem takim dla mnie najbardziej trudnym, ja nie jestem w stanie, nie próbuję Piłsudskiego usprawiedliwiać, to był rzeź. To były represje wobec politycznych przeciwników. I to było na pograniczu małości, o ile w ogóle nie było już wtedy małością. Nie wiem, być może nie chcę tłumaczyć, że to jego podkomendni nadużyli tutaj sugestie rozmaitego rodzaju formułował, które mogły być potem nadmiernie czy opacznie rozumiane. Nie, to byłoby tanie usprawiedliwienie. On za to odpowiada. I to jest coś, co powoduje, że jest to skaza na jego wizerunku, nawet, jak to mówił prowadzący, dla takiego Piłsudczyka jak ja. Czym innym jest już to, co wiąże się z Terezą, to też się zarzuca, jest tym takim obozem dla przeciwników, ale w mniejszym stopniu politycznym. On to formułował kiedyś, że to jest strzelec zwyczajny, że to na rok się robi, on potem umarł, tego nie wycofano. Ale to są elementy, które rzeczywiście powodują, że zwłaszcza w tym okresie ostatnim, widać bardzo wyraźnie, że o ile panował, zwłaszcza nad tym obszarem polityki zewnętrznej, w mniejszym stopniu już nad kwestiami wojskowymi, to te sprawy dotyczące rozmaitych rozwiązań wewnętrznych były niejako ze szkodą, zresztą i dla wizerunku, poza jego uwagą. Choć jednocześnie miał to poczucie, chciałbym tym zakończyć, że nadciągają ciężkie czasy, że to społeczeństwo trzeba inaczej formatować, że jeżeli dojdzie do rzeczy ostatecznej, jaką będzie na przykład zbrojny konflikt, to musi być rząd jedności narodowej. W tych odnalezionych później papierach Świtackiego, gdzie robiliśmy dodatkową pozycję, te rzeczy się pojawiają, te rzeczy mocno wybrzmiewają. Ale generalnie to z przykrością stwierdzam, że ten epizod tak musiałbym przedstawić. Profesor Nowak. Dziękuję bardzo. Widzę, że jakby przekształca się nasz dialog w bardzo taką przewrotną jego formę, mianowicie Polacy mają krytykować Piłsudskiego, a Litwini same dobre rzeczy mówią na razie o Piłsudskim. Ale bardzo chętnie się do tej formy przyłączę. Otóż pan profesor Landsbergis powiedział wczoraj na cmentarzu na Rossie, tak pół żartem właśnie, żeby rozładować jakby tą atmosferę konfliktu wokół Piłsudskiego, że Polacy są dumni najbardziej z tych władców, którzy przyszli do nich z Litwy, z litewskich władców Polski, czyli z Jagiellonów i z Piłsudskiego. Otóż myślę, że niektórzy Polacy. I tu jest sedno sporu o Piłsudskiego w Polsce. A mianowicie Piłsudski, tak jak pan profesor Suleja powiedział, reprezentuje postać bardzo silnego przywódcy. Autokratycznego, można powiedzieć, który jest gotów odrzucić nie demokrację, nawet nie o to mi chodzi, ale republikańską tradycję Rzeczpospolitej. Obywatele nie są ważni. Tak jak powiedział, nie wiem, pan profesor Kornat powiedział, że jednostka nie jest ważna, ważne jest państwo. Tak, to jest spojrzenie Piłsudskiego. A w polskiej tradycji od XV wieku zakorzeniony jest dość mocny nurt republikanizmu, który mocnego króla traktuje z nieufnością. To jest potencjalny despota, to jest ktoś, kogo należy się bać i bronić ich właśnie, można powiedzieć, praw nie tyle jednostki, ile praw obywatela wobec silnego przywódcy. I z tego punktu widzenia Piłsudski reprezentuje zagrożenie dla tradycji republikańskiej w Polsce. Tak jest przez tych, którzy miłują tę tradycję, a są tacy w Polsce, ja się do nich zaliczam. Piłsudski ma swoją ciemną stronę. Jest kimś, kto nie rozumiał republikanizmu, mimo że się powoływał często na niego. Nie rozumiał obywatelskości,
ponieważ deptał obywatelskość, deptał republikanizm w Polsce. Tu jest taki paradoks, rzeczywiście nawiążę do tych Jagiellonów. Rozumiemy, tak jak profesor Suleja powiedział o tym, że czasem potrzebny jest silny przywódca w stanie zagrożenia, w stanie walki z zewnętrznym wrogiem. I tak na przykład polski nacjonalista Jan Długosz, kronikarz taki średniowieczny, który identyfikuje się całkowicie z Polską, nie lubi Litwinów raczej, z podziwem mówi o Witoldzie. No to jest przywódca, to jest energiczny władca, nie to co ten Jagiełło, którego nam dali, taki ślamazarny właśnie, łatwiej jakby się dogadać z tym Jagiełłą, to prawda, ale Witold to jest silny przywódca. Otóż, no właśnie taki paradoks jest w Piłsudskim, że z jednej strony podziwiamy go, to jest ten silny Litwin, silny przywódca, który potrafi wziąć, przepraszam za kolokwializm, Polaków za pysk. Ale jednocześnie druga połowa nas, czy druga połowa w nas, w polskiej duszy, że tak powiem, czy w polskiej tradycji mówi, no ale nie chcemy, żeby nas brać za pysk. Nawet Piłsudski nie powinien nas brać za pysk. I na tym polega jakby istota sporu, o którym w szczegółach mówił, tu tylko mogę się podpisać, pan profesor Sulej. Marek, do Pana będzie troszeczkę inne pytanie, bo tu znów prowokacje. No, bo tutaj myślicie, że jesteście do wszystko przygotowani. Ja mam dużo pytań do Was, żeby zaskoczyć tych przygotowanych. Bo przecież Jerzy Giedroyć z Radom Jaroszewskim bardzo skorygował koncepcję w ogóle Piłsudskiego, to jak to jest, jak jest z tym stosunkiem Jerzego Giedroycia do Piłsudskiego? Może tutaj Paweł powiedzieć na ten temat. Cóż, proszę Państwa, ja myślę, że na pewno w podejściu Giedroycia i Jaroszewskiego do dziedzictwa Józefa Piłsudskiego jest wyraźna afirmacja, ale też próba modernizacji tej idei polityki wschodniej, czy też obecności Polski w Europie Wschodniej, która wywodzi się oczywiście z dziedzictwa Józefa Piłsudskiego. Ja myślę w ten sposób, że takim koronnym może motywem publicystyki Jaroszewskiego, do której można by odwołać się na użytek naszej dyskusji, jest jego wystąpienie przeciwko nagminnemu używaniu w polskiej publicystyce politycznej pojęcia idei jagiellońskiej, która jak wiadomo nie powstała w czasach panowania tej dynastii, tylko jest konstruktem XIX-wiecznym i jest szeroko obecna w międzywojennej dobie w naszej zarówno pamięci zbiorowej, jak i myśli politycznej, ale to właśnie Giedroyć i Jaroszewski byli w stanie dostrzec, że ta idea nie to samo znaczy dla nas Polaków, co dla naszych partnerów, a więc Litwinów, Ukraińców, Białorusinów. I doktryna ULB, którą tworzył Jaroszewski pod koniec, przypomnijmy, lat 60., była pierwszą próbą wyciągnięcia tego wniosku i narzucenia nowej, powiedziałbym, narracji polskiej myśli politycznej. Mianowicie nie jesteśmy protektorem, który realizuje swoją politykę w stosunku do protegowanych, tylko mamy partnerów, którzy mają również poczucie własnej przeszłości, własną wizję przyszłości itd. Ja bym tu upatrywał kluczowego momentu, który poświadcza o realizmie politycznym Giedroycia i Jaroszewskiego. Innymi słowy, ja bym powiedział tak, że geopolityczna wizja, jak już to ująłem krótko, wspólnoty losu naszych narodów sukcesyjnych dawnej Rzeczypospolitej, by użyć języka Timothy Snydera,
tego określenia nie używał oczywiście Mieroszewski ani Giedroyć, mianowicie to poczucie wspólnoty losu jest osadzone na odwołaniach do dziedzictwa Piłsudskiego, ale porzucenie koncepcji idei jagiellońskiej jako anachronicznej w drugiej połowie XX wieku i właściwie cała publicystyka Mieroszewskiego jest o to oparta. Pamiętajmy oczywiście, że Giedroyć jest redaktorem niepiszącym, prawda? Jest redaktorem piszącym przede wszystkim listy, jest epistolografem. W jego tych listach, które zresztą miałem okazję też wydawać, w swoim opracowaniu jest sporo myśli politycznej, ale to Mieroszewski jest podda kultury, który jest jednym z czołowych konceptualistów polskiej myśli politycznej drugiej połowy XX wieku. Tu bym widział ten najważniejszy moment, można jeszcze zwrócić uwagę na inne pomniejsze aspekty, ale jak sądzę, ten czynnik jest najważniejszy, mianowicie podjęcie na nowo karty jaką jest teza Piłsudskiego właśnie o obecności Polski w Europie Wschodniej i o jej kluczowej roli w tym regionie, ale w nowym ujęciu odejścia od schematów, żyła polska myśl polityczna w dwudziestoleciu międzywojennym, w II Rzeczypospolitej. Atėjo lietuvių. Pratęsim Rimantai šį kartą nuo tavęs. Prašau dabar būk Pilsudskio garbintojas. Kas pas Pilsudskį buvo gero? Aš būsiu labai neoriginalus, o tik tais pasakysiu tai, kas jau iš tikrųjų šiandieną buvo kažkur pasakyta ir ne kartą. Bet kadangi mes vakar su profesoriu Sudėje apsikeitėm savo tam tikrais pastebėjimais, kadangi profesorius Sudėje negalėjo girdėti mano pranešimo, jis paklausė, o kas iš tikrųjų jūsų pranešime nugardo visų darbą. Aš labai trumpai pasakiau, faktiškai iš tikrųjų nebus tai pasakyta, bet iš tikrųjų tai nugardomis mano pranešimų yra tai, kad Pilsudskio bėda buvo tai, kad jis aplenkė laiką. Ta prasme, jeigu jį vertinsim geopolitinę prasme. Jis aplenkė laiką netgi per 2-3 kartas, jis aplenkė laiką savo mokinio, Giedroycio, sakyčiau, laiką ir kartu jis yra dabartiniam laike. Konstrukcijoje, kuri iš tikrųjų garantuoja Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos valstybingumo saugų variantą. Ta prasme, kad jis iš tikrųjų matė didžiausiai šitų valstybių kažkokias konfigūruotas tarpusavio santykių per jų išlikimo galimybę, per didžiausiai Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos. Ir matė grėsmę pirmiausiai, kurios po to jau nebematė amžinatilsį ir Giedroycas, tai yra Rusija. Rusija, jo akim žiūrint, buvo Bizantija, kuri niekada nekeista, vykus agresija. Tai tokiu būdu aš manau, kad Pilsudskis iš tikrųjų mums leidžia daug pasižiūrėti į jo veiksmus ir nekartoti galbūt tų klaidų, kur mes darėm, organizuodami tą savo geopolitinį būvį tuo metu. Nes akivaizdžiai, čia aš jau nebūsiu originalus, o būsiu kartuojantis Riomerį, kurį esu skaitęs, jis iš esmės jau nuo pat 18 metų, 35 metais yra konstatavęs, kad jeigu mes iš tikrųjų taip toliau save organizuojam tarpusavio santykius, tai nei Lenkijos valstybingumo, nei Lietuvos valstybingumo ilgai nebus. Dabar profesorius Bumblauskas. Pirmasis pliusas jau paminėtas, tai Žemaitis. Tai svarbiausia turbūt, bent jau man. Tai čia galėčiau tęsti 10 temą. Žemaitiški oksimoronai, kurie skamba, pavyzdžiui, pasakysiu žodžius. Baisiai skaniai, bet didelė maža. Klausiu, baisiai skanu, bet dideliai mažai. Čia yra oksimoronai. Tai aš kartais galvoju, kad
bet jau žemaitiškas vertinimas Pilsudskio gatvės. Toks